tau gaila, kad aš savo knygą rašau, braižau ir plėšau, ta prasme, turiu herojaus knygą ir tikrai esu prirašius, kažkur pribraukyta, nuo pat pradžių, čia dar su pieštuku, tai čia dar visai nieko. Tai gali ištrinti. Bet tai kam, čia mano knyga, aš ją norėsiu antrą kartą skaityti. Jeigu tu tą knygą žadi pasilikti, tai koks tau skirtumas, kad jinai, kokia nepagarba knygai, taigi čia popierius ir, nežinau, knygų sudėvinimas, ar ten tiesiog, man atrodo, labai juokingas, arba pavyzdžiui būna, tikrai esu mačiusi ne vieną postą, man atrodo, Gargžduose, kažkuri biblioteka išmetė, ten labai daug knygų. Tiesiog, ten, ar Kaune, man atrodo, taip pat buvo ir Vilniuje, kažkur dar. Begalės knygų išmetė, bet tokių senų, žinot, kur niekam nereikia, kur realiai pilni nameliai, knygų nameliai, tų knygų ir nieks neima. Ir atrodo, kad čia, nežinau, didžiausias skandalas. Taigi tu ten atiduodi tą nemokamai knygai tą namelį ir viskas. Po to ten, jeigu nieks neima, tai ten reikia saugoti, taigi galima tada išmesti. Bibliotekos dažniausiai atsikrato nurašytom knygom, kur tiesiog jau pasenus gramatika, taigi keičiasi ir kalbos, keičiasi gramatika. Ir taigi normalu yra atnaujinti knygas ir pakeisti senas naujomis. Ir ten didžiausias skandalas, kaip galima išmesti, kažkam atiduokit. Nieks neima. Ta prasme, gerai, dabar man atrodo Mickevičiaus biblioteka buvo padarius akciją, kad nurašytas knygas galite pasimti tada ir tada. Tai ten atėjo žmonės ir rinkosi.